Kada dings litas? Iš principo, jau paskutinė bus vienis į mūsų tautos savimonę, į mūsų lietuvybę. Tai yra esminis dalykas, tai liečia ir moralę, tai liečia ir politiką. Visos kitos pasakos paremtos apie tai, kad galbūt ateis investicija, galbūt mes labai dažnai investitoriam patys mokam, kad jie mums ateitų, kurių visiškai nereikia. Mes ir gamyklas atiduodam šitas išskirtinės teisės, bankus jų atleidžiam nuo mokesčių, lietuvius dusina bankus, naikinam, o juos 3-5 metam nuo mokesčių atleidžiam. Klausiam, kodėl? Sako, dėl stabilumo. Palauk, tai pas mus ateina nestabilus bankai ištinai, kad juos reikia nuo mokesčių atleisti. Jau šitų pasakų mes prisiklausėme, aiškiai šiai dienai, mažo to, kad šitas pasakas, kurias pasakoja mums dėl lito sunaikinimo, jie nenaudoja savo. Aš paklausiu, kas sugalvojo šitą gyvą sąjūzą? Kokios pagrindinės šalis sugalvojo įkurti Europos Sąjungą? Tarp jų nebuvo Anglijos. Kodėl jie moko kitus įsivesti litą, tai yra, atsiprašau, eurą, o patys svaro sterlingų nekeičia? Kodėl jie jungia kažkokį tai maišą, kad visi vienu metu patirtų, kur mes atvažiavome, o patys tuo nesinaudoja ir nerodo savo pavyzdžių? Kodėl švedai nesileidžia šitas euro? Ir nieks netrukdo jiem investicijų sulaukti. Norit pasakyti, kad švedai neskaidrę politiką veda? Čia jūsų argumentai. Norit pasakyti, kad švedai labai vargsta keisdami valiutą ten? Kodėl šito nedaro? Nieko jie nesigailės. Kodėl danai, nekalbėkim švedas, aš vis sakau, aš kaip norėčiau, spauda yra nebe švedų rankojose, jeigu jūs įdomu. Dabar kodėl suomiai, atsiprašau, ne suomiai, danai neskuba, bet svarbiausia, anglai. Aš neklausiu, kas atsitiko su rubliais, kada pas mus įvedė talonus ir kada įvedė litus. Bet kas, kuris seka spaudą, bet kas, kuris šiek tiek domisi aferomis, žino, kad netgi kažkas tai uždirbo 100 milijonų įvedant valiutą ant šitų kontraktų. Ir kažkas susidirbo antrą tiek milijonų, realizuodami niekam nereikalingus rublius. Už to stovėjo milijardinės aferos, nes šitie nurašyti buvo terminas duotas, per kurį galima keisti. Per tą laiką vagonais senus rublius vežė į Kaliningradą, vežė į kitas šalis ir uždirbo irgi milijardus. Ir niekas dėl to nubaustas nebuvo. Lygiai tas pats bus dabar. Aš kalbu apie istoriją, nedūsokit, nes iš istorijos tai reikia mokintis. Kažkam tai yra ne tik tai politinis dalykas, bet ir, kaip sako, arba just business. Nes jie mums tą patį išdami, kad mes čia su litais neįsilaikam, reikia keisti, apie skaidrumą pasakos. Visus tas pasakas mes girdim čia, per televizijas. Paaiškinuosi, jau kažkas galvoja, kur litelius dėsim, kokį terminą paskirsim juos išimti apyvartą, kas už tai atsakys, kas juos kontroliuos. Gyvenimas negailestingas, jis juda taip greitai. Ir šiandieną mum atsilikt, neįsivest. Palaukit, nuo anglų. Anglai irgi įsivest. Ir švedai gailisi, jau spaudoj tai buvo. Vokiečiai gailisi, kad eurą įsivedė. Ir olandai gailisi, kad eurą, italai gailisi, kad eurą įsivedė. Buvo panašiai pasakyta. Ir danai neįsivedė, ir švedai, ir taip toliau. Galiu pasakyti, mums yra šansas sustiprinti savo ekonomiką. Kodėl? Kiek prarado italai pinigų įsivedė eurus? Jie prarado santuokas dvigubai. Kodėl apie tai niekas nekalba? Italai verkė, gailisi, jie bankrutavo, ištisos sistemos bankrutavo, juos atgavo. Įvesdami eurą, jie sunaikino verslą. Aš kalbėjau su daugybė žmonių italų, kurie prarado savo biznius, nes prieš tai buvo 2 prie 1, dabar faktiškai prarado 10. Jie verkė ir gailisi, olandai gailisi, italai gailisi, nes įvedant eurą juos visus išdūrė, jie liko be verslo. Ir anglai, ir anglai, ir italai šiandieną jie yra Europos Sąjungos nariai. Tai yra 500 milijardo žmonių Europos Sąjungoje. Tai yra jėga, ir dabar taip, žinot, o yra vieninga dar valiuta, tai ekonominė jėga. Ir nieks man neužginčys šiandieną, kad tai nėra tikslinga įsivest, jeigu mes 2007 metais prasnaudėme dėl 0,5% infliacijos ir neįsivedėm euro,
Tai yra didžiausias ir nusikaltimas, ir klaida, kad tai nebuvo sutvarkyta šitas dalykas. Aišku, gaila lito, jis liks istorijoje, gražioje istorijoje, bet istorijoje. O šiandieną mums atsilikti nuo tų visų valstybių, kurios sėkmingai dirba, kodėl šiandieną jūs sakot, gailisi tie, taip teisingai, nes bendras ES katilas, finansinis katilas, ES centrinis bankas, kuris iš tų stambių ir stiprių valstybių sukaupė pinigus ir dalina va tokiom valstybėlėm kaip mes, Lietuva, Latvija ir taip toliau. Kada jūs kalbat maža to, dovanokit, jūs kalbat netiesą, kad įvedimas euro kažkaip garantuoja stabilumą. Šiai dienai mes turime eurą, jūs šitą žinote? Šiai dienai mes eurą turime, šitą žinote? Yra išsakymas. Ne, šiai dienai, net aš turiu galvoti, šiai dienai litas pririštas prie euro. Nekabinkit žmonėm makaronų. Šiai dienai yra mūsų litas 3,5, jokios spekulacijos nėra. Ir šiai dienai yra, faktiškai tikrai visą laimę yra, kad mes pririšti prie euro ir pririšti prie dolerio. Mes dabar turim 3,45, visi investitoriai, kurie eina, kurie skaičiuoja, jie puikiai žino, kad nieko nerizikuoja. Kas bebūtų, kas bešakinėtų, nukris euras, nukris ir litai. Mes jau turim šiandien eurą, tai ačiū Dievui, mes dar visiškai su jais neintegravom, o mes turime 3,45 prie euro. Dirbtinai pririšti. Tai dirbtinai ir būkim dirbtinai, bet kada jeigu mes būtume susieti, tai mes dabar susieti. Mes pririšti dirbtinai, o susieti mes būtume tikrų santykių. Turi centrinis bankas pasitikėti ir įrodyti Lietuvos žmonėms. Nusiramintų tas, taip sakant, eskalavimas devalvavimo. Tai yra begėdiškas žmonių aiškinimas. Jūs kalbate apie atrišimą tiesiog. Gerai, tai atriškim dabar. Suprantat, kaip yra? Praktiškai visa mūsų visuomenė, aš manau, ir čia sėdinti salėje, šiandieną mes esam suskilę į tokias dvi dalis. Vieni į Lietuvą žiūri vis dar kaip į valstybę, ir tada visi argumentai vyto teisingi ir logiški, o kiti žiūri į mūsų valstybę kaip į savivaldybę jau tik tai. Taip, ir jeigu mes žiūrėsim į šito taško, be abejo, tai mums ir lito nereikia, ir šauktinių kariuomenės nereikia. Iškils klausimas, o kam tada ir lietuvių kalbą mokytis, irgi pragmatiškai pažiūrėjus būtų žymiai paprasčiau. Tai kada ir kalba, Domskis. Pereikim iš karto prie anglų kalbos ir viskas išsispręs, daug problemų, pigiau bus. Bet tada nebešnekėkime apie valstybę. Ir dėl to turim apsispręsti. Visi ir čia sėdintis, ir ten sėdintis, ar mes norim turėti savo valstybę ar ne. Jeigu norim, tai valstybė turi tam tikrus požymius. Ir pinigai tai yra vienas iš svarbiausių požymių. Tai yra suvereniteto dalis. O jau turint pinigus, aš vėl grįžtu. Ir jeigu dar atsipalaiduotume nuo valiutų modelio, mes galim ir emisiją daryti savarankiškai. O? Aukso žodžiai. Bet jeigu mes įsivesim eurus, jau to mechanizmo neturėsim, nieko nebegalėsim daryti. Ir tada bet koks poveikis mūsų ekonomikai yra neįmanomas. Jums turbūt yra žinomas Japonijos pavyzdys. O Japonai iki 80 metų pasirodo, pinigų nesiskolino, o emitavo centrinis bankas pinigus ir tiksliniu būdu skolindavo visom tom didžiosiom korporacijom, kurios dabar išaugo. Dabar tą daro Amerika, kuri paleido misiją ir paleido dolerius. Amerika gali daryti, Europa gali daryti ir jie savo ekonomiką stimuliuoja. O mes, kadangi emisijos teisės neturim, beje, jūs žinot, kad mūsų konstitucija yra pakeista ir iš banko atimta emisijos teisė, net dabar formaliai. Lietuvos bankas nebeturi emisijos teisės. Tie mūsų Seimo nariai, kurie mąsto kaip savivaldybės deputatai, praeitoj kadencijoje atimė bankui šitą teisę. O turėdami emisijos teisę, mes galim visiškai kitaip elgtis. Bet jie patys, kurie atėmė, irgi gali atiduoti rytoj. Gali. Palauk, dar vieną dalyką pasakysiu. Žiūrėkit, kas atsitinka. Mes skolinamės arba eurus, arba dolerius, o šitie pinigai reemituojami praktiškai, kiek nori, tiek spausdina, ar ne? Bet mes iš jų tos popieriukus skolinamės jau pagal jų taisyklės. Už palūkanas. Ir dar už palūkanas. Tai ką tai reiškia, kad mes būsim amžinai skolingi. O tiek, kiek nori ir spausdina, ir prašom.